Prie Arno Butkevičius ir jau tada Žalgiris bando žaisti 2-2. Aišku, Arnas Butkevičius pasirinktas Monako taktinėse schemose, kaip tas žaidėjas, kuris puolime nesiema tiek daug iniciatyvos, nenuvarginsis Maiko Džeimso. Toks yra trenerius Smailagičius. Stato užtvarą, slenkasi po krepšiu, neįvyksta ten palankesnė jam situacija. Ignas Brazdeikis meta į krepšį, Smailagičius gauna bloką nuo Danielio Taiso. Daro visko po truputį ir čia matome, kaip jis blokuoja. Maikas Džeimsas. Šeimininkai dar taškų nėra pelnę. Biručio gynyba pakilus prie Arno Butkevičius, vadinamasis stepautas. Elio Kobo iš toli nenori matyti. Francisko. Driblingas į dešinę pusę. Sustabdytas jis, nusimetė kamuolį Silvenas Francisko. Igi Brazdeikis 0-8. Tad paprasta matematika beveik po 6 vidutiniškai per rungtynes. Francisko, koks jo perdavimas Laurinui Biručiui, ataka tęsiasi. Atakuoti Silvenas Francisko Džeimsą, bet metimas gavosi nevykęs. Čia Danielis Taisas yra likęs prieš Arną Butkevičių, galbūt Monakas bandys per ten žaisti. Maikas Džeimsas, dabar jis puolime prieš Silveną Francisko, apsikeičia vaidmenimi žaidėjai ir Kornelį turintis Prancūzijos ir Čekijos pilietybės, jo motina Čekė. Brazdeikis siunčia kamuolį kitą atakos kraštą, Alenas Smailagičius arčiau krepšio, atvirą Ulanovą, jie gali rizikuoti prieš Arną Butkevičių, penketė Dansonas apskritai neatakuoja iš toli, lieka Brazdeikis ir lieka Silvenas Francisko. O čia arčiau krepšio Alfa Diallo. Kas tą dalyką, kirtimai iš Alfa Diallo iš silpnosios pusės tam, kad centruoti prieš varžovų kitus žaidėjus, būtent prieš Igną Brazdeikį. Matome, kad norėjo dabar tą daryti Alfa Diallo ir tai buvo sėkminga. Brazdeikis dabar prieš Maiką Džeimsą, šiek tiek pasitraukė Butkevičius, kad daugiau erdvės turėtų. Ignas Brazdeikis dar kartą to imasi. Čia iki galo Bryantas Dansonas, bešokinėjantį ant lango kamuolį legaliai numušė daryti. Čia dar kartelį situacija. Taip, kraujo. Deividas Sirvydis debiutuoja šiose rungtynėse. Matijus Trazelis irgi pasirodo ant parketo. Dar vienas potencialus taikinys Kauno Žalgiriui. Dansonas. Viena ranka, už tą penketo žaidėjų lieka tik Ignas Brazdeikis. Giedraitis. Prieš jį Matijus Trazelis. Net kelios užtvaros siūlomos Dovydui Giedraičiui. Dabar ir Bryantas Dansonas prisijungia prie užtvarą statančių. Iki galo Dovydas Giedraitis. Kalatis. Maikas Džeimsas. Trazelis 3 gynėjai, ką ir kalbėjai. Augustai mėgsta Vasilis Panulis daug gynėjų aikštėje. Ir čia Kalatis. Ar čia buvo dangiškas kablys, kaip iš Džebaro laikų? O čia Žalgirio ataka. Nikas Kalatis atakuotų krepšį, ko nori, ir kiekviena komanda Eurolygoje. O taip. Čia Sirvydis lipa į medį, ieškojo akivaizdžiai pražangos. Deividas Sirvydis jos nerado ir greitoje atakoje šeimininkai. Kalatis. Pataiko Nikas Kalatis. Po pataikymų galėjo laimėti, jeigu Maikas Džeimsas būtų toje paskutinėje atakoje radęs pražangą arba tiksliai užbaigęs išpuolį. Elio Kobo šokdina Deividą Sirvydį. Čia jo metimui dabar Kobo labai protingai nemeta iš pirmo bandymo, pagąsdina Sirvydį ir šį kartą įveikė jį mikrodikoje. Zevongas nelimpa kamuolys kol kas jo rankose rungtynių pradžioje. Čia Ulanovas turi Matijus Trazelį prie savęs, nepavyksta Žalgiriui įvesti ten kamulio. Vongas iš toli, pirmas. Kuoti, kuomet jau atakos laikas eina į pabaigą, nėra tokio didelio spaudimo. Izėjo Vongas 3 taškai, Žalgiris +9. Štai ir čia dar vienas žmogus, kuris patenka į 3 taškininkų klubą, o čia Šaronas 108-21. Žalgiris vėl siekia sugrįžti prie to didžiausio, prie to dviženklio 10 taškų pranašumo. Džeimsas, kaip nuo jo čia. Nebe Džeimso pražangos nušoka Arnas Butkevičius, man atrodo, ir šiek tiek tą epizodą paaštrinęs. Čia ir techninė pražanga. 3 pražangos Maikui Džeimsui. Taip turėtų būti. Pražanga po rotacija. Ai, nu taip. Aš tau priminsiu. Iš kitos pusės taip. Aišku, Matijus Trazelis nėra Maikas Džeimsas. Bet pasižiūrėsime, kaip dabar viskas seksis. Tiesiog įspūdinga, kadangi varžovai ką tik užfiksavo 4 klaidą. Tai buvo 10 taškų po 3 prarastų kamuolių. Čia matome, kad Taisas vėl aikštelėje. Ir taip, Monakas jau keičiasi. Tai niekam nerūpi. Iš Aizėjo Vongo. Ir Deserčiuką gauna Alenas Smailagičius ir jis nori pasmaguriauti. Ir Elio Kobo nemiegi. Priverčia Monako nueiti į labirinto aklavietę. Ir dabar tuo mobiliu penketu toliau tęsia savo rungtynes Vasilis Panulis. Elio Kobo.
Į baudos aikštelę jis įsiveržė, vėl meta nuo lėtų neišnaudoja. Būtent, bet čia nelabai ir buvo kur tos pražangos daryti. Vongas atsiliko prie užtvaros be kamuolio, derinys būtent Okobo žaisti į kairę ranką ir tai pasiteisino. Smailogičius. Veidu į krepšį prieš Danielį Taisą. Ūgio pranašumo turi Smailogičius. Vienas kitas pagazdinimas. Aizėja Vongas laisvas iš toli. 3 taškai. Žaisdamas veidu į krepšį po driblingo prieš Danielį Taisą. Oho. Na vėlgi atrodo, kai įsijungia į tą koncentraciją į ritmą, Alenas Smailogičius yra aukščiausio lygio Eurolygos žaidėjas. Alfa Diallo prieš žemesnį Silvano Francisko. Žalgirio pražanga šiame ketvirtyje, kurio laikas beveik įpusėjo. Vėl derinys Elio Kobo ir prasiveržimų į kairę pusę, 2 žmonės prie jo, koks perdavimas. Tai buvo jo klaida, jeigu jis nespėjo ir jeigu Žalgiris vis dar taikė tą būtent 2 prieš 2 gynybą. Kyla Alenas Smailogičius prie Francisko. Dabar į baudos aikštelę kamuolį įmeta ir... Nučiu prieš Monaką, kuri yra viena geriausių gynybinių komandų Eurolygoje. Tai... Būtent. Kiek kūnų gali pasiūlyti, kiek skirtingų variacijų gali pasiūlyti Spanulis. Čia Silven. Erdvės driblingų prieš Trazelį nesusikūrė Silvenas Francisko. Žalgirio turėjo tarp 15 taškų persvarą. Kalatis galėjo nukirsti dar 3 taškais. Taisas. Tiesiog Mika Kalatį ten Francisko per 5 metrus nuo savo dengiamo žaidėjo. Taip, rizika, kurią prisiema kiekvienas Eurolygos treneris. Čia Brazdeikis arčiau krepšio, nepataiko pirmuoju bandymu. Įmeta taškus antru. Aš žinau, kad tu nori. Rodyk. Žinau, kad tu nori. 12 taškų Įgis sąskaitoje. Strazelis. Čia jau ir turėjo 7 rungtynių seriją Strazelis, kai rinkdavo po 13 taškų Eurolygoje. Na ir 3 taškai ten nepramesdavo, atakuodavo beveik 75% taiklumų tame periode, o čia Alfa Diallo. Menekas ir toliau lieka ant parketo. Ir tiksi paskutinė pirmosios rungtynių dalies minutė. Čia Francisko iki galo. 2 taškai ir pražanga. Taip, be jokios abejonės taškai yra įskaitomi. Ir Matthew Strazelis čia gali protestą piketą rengti. Nėra įskaitomi taškai, bet yra nesportinė pražanga. Labai... Ir čia Silvenas Francisko. Nepatakė. Apeina Elio Kobo Francisko, bet ten dar viena gynybinė užkarda. Ulanovas gelbėja ataką, sunkus metimas. Ir Ulanovas signalizuoja, jog buvo nelegaliai liestas krepšys. O Kobo sekundė per Deividą Sirvydį. Pataiko Elio Kobo užbaigti atakos šeimininkams. Francisko ieško ir pražango, žaidžia iki galo, didžiulis greitis, šiek tiek pritrūksta tikslumo ir jėgos, išleidžiant kamuolį iš rankų ir Monako jau greitoje atakoje. 2 kartus iš eilės Francisko padaro viską gerai, apeina savo žmogų, bet vėliau suklysta čia. Alfa Diallo dirba su Ignu Brazdeikiu, susikeitimas gynyboje, dabar Danielis Taisas turės laikyti Igno Brazdeikį. Ne, dar vienas perdavimas, Arnas Butkevičius iš toli, pagaliau. Dar vienas potencialus taikinys Žalgiriui. Brazdeikis gudriai šokdino varžovą, meta iš toli, neišsipakuoja iki galo šitos situacijos Įgi. Ir sunki trečiojo kėlinio pradžia abiem komandom, bet dabar kaip taškai skiria komandas. Ir kažkur matyti istoriją. Žalgiris prametė metimą paskutinėmis sekundėmis, varžovai po kelių sekundžių jau kitoje aikštelės pusėje. Bandė pravalyti kelią Dunstonas Ignui Brazdeikiui, bet vis tiek situacija buvo per sudėtinga ir per daug laisvi. Taip, per daug laisvi. Ar galima pridėti? Čia vėl Žalgiris įtraukė Maiką Jamesą, Francisko 1 prieš jį lengvai ir padėti savo komandai puolime. Ir jeigu toliau per tą pačią vietą kirs Kauno Žalgirį, žiūrėsime, kokie bus atsakomieji Spanulio veiksmai. Blossomgeimas staiga nusprendžia tapti komandos lyderiu ir antrojų bandymų su tokiais Donato metimais galim gyventi. Manau, kad taip. Francisko čia lyg ir pamuštas kamuolys, lyg ir perdavimas Giedraičiui, rikošetas sėkmingas. Smailogičius 3 taškai, rungtynių pusė. Arba kamuolys nemeluoja ryte. Arba kamuolys nemeluoja, taip. Čia Francisko vos nesuklysta. Prieš save jis turi Elio Kobo. Elio Kobo apeina Francisko, Smailogičius iš toli neatakuoja. Iki galo Alenas Smailogičius. Bet 2 taškai krepšyje čia Alfa Diallo, sutik mane prie krepšio. Bet kiek ten buvo Alenas Smailogičius, matydamas galbūt ir besibaigiantį atakos laiką. O Jamesas tikrins Bryantą Dunstoną. Žalgiris dar turi vieną pražangą. Pritraukiama gynyba, Maikas Jamesas iki galo. Tu tikrai geriau žinoti, likęs prieš Maiką Jamesą.
Na, iš esmės tai yra žmogus, kuris net apsikabina savo varžovą, kai jį nori sustabdyti taktiškai. Francisko iki galo. Šokį su kamuoliu. Krepšinio. Na taip, ir ten katės ir pelės žaidimą žaidė Žalgiris su Monako. Dansonas Smailagičiui palei galinę liniją iki galo. Čia yra pražanga puolime. Čia reikia kuo ilgesnės Žalgirio atakos, kad Monakai neliktų praktiškai niekiek laiko. Francisko. Dansonas kylas lyti užtvarą, Sirvydžio nugarinė užtvara. Sirvydis iš toli, pataiko Deividas Sirvydis, saldžia pergalė iš Monako. Tam yra visos viltys, bet reikia išlaikyti pozicijas. Vongas aikštėje. Arčiau krepšio, Aizėja Vongas, kontakto daug ir čia 2 taškai ir pražanga. Ausias karjeros rungtynės Eurolygoje. Čia dabar Žalgiris keičiasi, Maikas Džeimsas lieka prieš Smailagičių, o JT prie Aizėja Vonga baudos aikštelėje. Ir JT galų galę sugauna tą kamuolį, taip ir nutinka. Birutis aukštai pakilęs, padeda gynyboje Aizėja Vongui. Bent jau priversti nusimesti kamuolį Maiką Džeimsą. Žaitė prieš Birutį. Pagalba gynyboje ir čia Birutis nukenčia. Ilgiau ant suolo sėdi antroje pusėje, nei žaidžia pasaulio čempionas, bet yra ir kitų žaidėjų rotacijų. Čia Brazdeikis iki galo atakuoja į Žaitė, bandė greičiu įveikti savo oponentą. Brazdeikis čia nesportinė pražanga prieš Terį Tarpėjų. Vardurytis. Dabar met. Terį Tarpėjus reikia apsiginti. Strazelis nusimeta kamuolį, atgal jam siunčiamas kamuolys iš Maiko Džeimso. Vėl į baudos aikštelę, kerta Mam Žaitė ir dar kartelį Mam pasiginti Terį Tarpėjus. Čia Džeimsas lygęs prieš Dunstoną, reikia pagalbos. Įveikia lengvai Bryantą Dunstoną, ten Butkevičiaus blokas. Kieto kovodamas dėl kamuolio Arnas Butkevičius. Būtent ten atrodė šiek tiek susižeidė Arnas, tikėkime nieko rimto. Dunstonas, kol kas neieškomas Maikas Džeimsas, jis prižiūri Arną Butkevičių. Čia nepavyko atvesti Ulanovui metį iš Trazelio. Ir dabar jau reikia žaisti prieš Alfa Diallo, bet kaip pakabina. Tikrai kieta pražanga. Na, žiūrėk, Ryti. Novas, nei kiti žalgiriečiai čia labai apeliavo, tiesiog metamos baudos. Bet nemanau, kad kažkas daugiau. Na, aišku, tai yra Maikas Džeimsas, jis tikrai gali pataikyti ir tokį metimą, bet, na, labai sudėtingas čia buvo jo sprendimas. Butkevičius visiškai laisvas. Nepataiko ir jis. Čia kova dėl kamulio. Ir pražanga prieš Edgarą Ulanovą ir Alfa Diallo. Tai yra rungtynių pabaiga. Visi kamuolius provokuoja pražangas, dabar stoja dar kartą mesti baudų. Tai yra naudinga Žalgiriui, tai yra taškai. Kažkas turi daryti ir tą dar. Pražangas 4 turi ir Danielis Taisas. Lawson Geimas buvo faktorius trečiajame ketvirtyje. Taisas prieš Dovydą Giedraitį. Strazelis įsiveržė į baudos aikštelę ir pata. Irgi buvo daug kontaktos. Panulis apeliuoja į rungtynių arbitrus, ieškodamas pražangos puolime. Butkevičius nemeta iš toli, atsisako metimo, Giedraitis ne. Ojojo. Mato prieš save gerokai vyresnį ir lėtesnį Dunstoną. Džeimsas iki galo, daug kontakto. Butkevičius apsigina. Taisas. O Tais lies rungtynės su 9 mestom baudom. Dabar ir 10. Komandos gyvena iš antrųjų šansų. Čia Francisko į kairę pusę nori leisti Monako komandas. Smailagičius atšoka. Ulanovas. Na, tiesiog nepataiko to vieno papildomo geresnio metimo. Kauno Žalgiris iš toli. Dabar visi tritaškiai skrieja pro šalį. Jo, bet šios dvi atakos tikrai nebuvo geras puolimas. Maikas Džeimsas labai aukštą užtvarą įsibėgėja. Džeimsas iš rungtynės būtų pasiūlęs +2. Šios dvi komandos tarpusavėje sužaidė 7 rungtynės istorijoje. Ir beveik visos tos rungtynės po 4 kėlinių baigėsi lygia kova. Čia Džeimsas nusivaro kamuolį prie tritaškio. Na, aš bandau tiesiog prisiminti, kas yra pastarasis žaidėjas pelnęs taškus iš žaidimo. Tai yra Aizėja Vongas kėlinio pradžioje. Pirmoje 4 kėlinio atakoje. O čia Maikas Džeimsas sako, ne, šis vyrukas su kamuoliu yra Žalgirio raktas į daug gerų epizodų šiame sezone. Galbūt dabar. Silvenas Francisko. Ulanovas nemeta iš vidutinio nuotolio. Kamuolys Butkevičius. Butkevičius iš toli. Na, ar tai yra geriausias Žalgirio variantas? Ulanovas. Galbūt dabar. Dar vienas kamuolys. Ulanovas dar kartą. Taip, 3 taškai Edgaras Ulanovas. Bandymą pataikyti tritaškį, pralaužti ledus. Kitaip to nepavadinsi. Maikas Džeimsas.
Jis buvo linksniuojamas Vasilijos Panulio, čia prasiveržimas, nenorėjo leisti jam atakuoti. Maikas Džeimsas. Jį Žalgiris vėl renkasi kaip taikinį, kas ir buvo visų rungtynių metu. Dabar Džeronas Blossom geimas, jis negali prasižengti. Francisco, 3 sekundės. Francisco atakuoja ir čia yra pražanga prie baudų metimai. Yra ir antras baudos metimas. Bet mes pasiėmėm 2 baudos metimus. Nevartyk lapų atgal. Nelaužyk striukės. Maikas Džeimsas sulaužo striukę. Gyvas, o dabar Žalgiris vėl tikrina jo gynybą. Francisco vėl su kamuoliu, vėl prieš jį Džeimsas, vėl Francisco. Butkevičius, reikia atakuoti. Išmeta kamuolį Arnas Butkevičius, taškai yra įskaitomi. Ir pražanga puolime. Nakas žaidžia Kaune. Jauniausias rungtynių žaidėjas. Nagi Danielį. Pataiko abi baudas. Kauno Žalgiris turi paskutinės atakos galimybę. Ką turėjo Vitorijoje, ką turėjo ir prieš Paryžių. Ir vėl tas pats vyrukas. Silvenas Francisco. 10 sekundžių. 80. 5 sekundės. Silvenas Francisco iš toli. Nepataiko jis. Kauno Žalgiris žais pratęsimą. Baigti anksčiau laiko. Maikas Džeimsas su kamuoliu. Butkevičius, Giedraitis, Smailagičius, Dunstonas ir Francisco. Atakuoja po užtvaros Maikas Džeimsas. Sko perduoda papildomą kamuolį Smailagičiui. 5 sekundės. Silvenas. Labai sudėtingas metimas, visa varžovų žaidėjų mėsmalė ten ir negalėjo turėti geros situacijos Žalgirio prancūzas. Džeimsas. Čia yra pražanga. Savo karjeroje Maikas Džeimsas tikrai ne vien. Kai atėjo svarbiausios rungtynių minutės, jis netgi ir dalies sprendimų puolime. Karjeroje tą darydavo, pasitikrindavo. Panulis sakė, geras metimas, Maikai. Silvenas Francisco viską gerai padarė. 2 minutės pratęsmė jau ištiksėjo. Okobo, jo pasisukimas arčiau krepšio ir čia grįžti prie žaidėjų. Okobo, tikrai nebloga statistika, renka Francisco. Ta situacija, kurios ir nori Žalgiris. Prieš jį Maikas Džeimsas. Pameta kamuolį Silvenas Francisco. Toliau Džeimsas lieka prieš jį. Francisco. Įgi iš toli, galų gale pataiko. Ir pagaliau Žalgiris pataiko tą metimą po pagavimo. Džeimsas. Prieš Silveną Francisco. Okobo. Stos prie baudų metimo linijoje. Šalia savęs turi tokio talento žaidėją kaip Eli Okobo. Parketo. Maikas Džeimsas prieš Silveną Francisco. Iki galo Francisco. Koks vertikalus. Uždaryti šias rungtynes. Arba pridaryti duris tiek, kad dienos šviesa jau nebeįlystų. Teri Tarpėjus. Nėra taškų iš jo. Yra iš Danielio Taiso po stebuklo. Čia išsikeitimas. Ateina šiek tiek padėti Eli Okobo. Ir viskas atiduodama į Francisco rankas. 3 taškai. Sakymas. Svarbiausia gynybinė Žalgirio ataka šios dienos rungtynėse. Pavykus apsiginti, Žalgiris dar gali kažką nuveikti. Vieno Silveno Francisco metimo kainą šios rungtynės turėjo. Čia jau smaginasi Maikas Džeimsas su Strazeliu, juda kamuolys ir gal net ir Teri Tarpėjus užsidirbs šitos taškus. -10. Dar iki dviženklio pranašumo išaugo skirtumas. Ir viskas. 86-96 Teris Tarpėjus pasismagina 2 paskutiniais rungtynių epizodais. Vasilis Panulis išgyvena.